Mes atvažiavom į Bostoną, su traukiniu važiavom į New Yorką ir aš atsimenu, pirmą kartą aš mačiau traffic light. Šviesoforas. Jo. Ir Ramūnas man aiškino, ir mamai, gal Aldona buvo ten, ir Kirvydas dar mažas buvo, sako, kad ten dabar yra raudona, bet pasikeis ant žalia. Ir tada galim eit. Aš taip žiūrėjau, nieks nesakyti, aš nemanau, kad jie žino, ką jie šneka. Mes ėjom per gatvę pusiau, taip jau perėjom ir jau šviesa pasikeitė, bet aš nežinojau ir mašinas jau biškai pradėjo važiuoti, aš įsigandau ir aš atbėgau. Ir vienas žmogus, kur ten irgi ėjo, paėmė mano ranką ir išgelbėjo mane. Tai viena iš tų pirmųjų įspūdžių Amerikoje. Išgyvenusi Antrojo pasaulinio karo audras, nacių ir sovietų režimų pavojus, palikusi savo dvarą Žardėje, Klaipėdos krašte, mažosios Lietuvos kultūros veikėjų Buntinų šeima 1950 metais pradėjo naują gyvenimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Trūdė Buntinienė, nežinodama, koks karo metais dingusio jos vyro ir vaikų tėvo Viliaus likimas, kartu su 5 vaikais žengė pirmuosius žingsnius svajonių ir galimybių šalyje. Vyriausiajai dukrai, pradinių klasių mokytoja svajojusiai tapti dainininkiai Aldonai Buntinaitei buvo 23, jaunesniajam jos broliui Ramūnui 20, o Martynui 9. Mes atvažiavom laivu Bostone ir iš Bostono su traukiniu į New Yorką ir ten mus vienas toks kunigas, presbiterionų kunigas, Tamas Liūs, girdėjo apie mus ir jis naktį vidurnaktį atėjo prie mūsų durų ir sako, čia aš turiu bilietus, jūs ryt nuvažiuokit į stotį Penn State ir važiuokit į Pennsylvaniją. Aš gyvenam jo name ten, mūsų ten visas kaimas aprūpino, kol jis su savo šeima grįžo, aš palikau kaip au pair. Auklė. Ramūnas ir mama, ir Martinas, ir Gervydas, tai pas vieną ūkininką ten, kuris, vokiškai, kalbėjo. Ir ten mes buvom maždaug 3 metus. Ir tada po vienas, mes persikėlėm į Čikagą. Aš atsimenu, pirmą žodį man klausė bernukas, kad kviestų mane pažaist, Svedina atnešė, sako, ball. Aš sakau, ball. Mokytoja sako, do you understand? Tai aš atsimenu, pirmą žodį, kur aš anglų, understand, paskui aš vėliau supratau, kas tas reiškia. Ar tu supranti? Kaip čia atvažiavau, aš negalėjau jokias studijas vesti toliau. Aš turėjau uždirbti pinigus, aš dirbau kaip accountant, kaip sąskaitininkė. Prieš išvažiuojant, žinojom, kad Amerikoje, tik darbininkai tik gali būti, tai aš ėjau kursus, paėmėm automechanikų, Ir paskui tenas, tai dirbau kaip automechaniku, ir paskui mes persikrausim į Čikagą, jau. Įspūdis buvo, kad labai rudnas miestas buvo. Laikraščiai buvo, vėjas pūtė visur ir purvas vėjas į akį, Tai aš sakau, kaip aš atvažiavau, tai man nelabai patiko. Ten Pennsylvanijoje tai buvo mažas miestukas, gal 3000 žmonės tai buvo. O čia didelis miestas su milijonais. Čikagoje Buntinų šeimos keliai atvedė į Market Parko rajoną, kuriame telkėsi lietuvių bendruomenė.
6-ojo dešimtmečio pradžioje čia prasidėjo ir lietuvių liuteronų Tėviškės parapijos kelias. 69 gatvė, 70 metų, tai tas lietuviškas, žinai. Ja. Ir paskui Union Pier, žinai, buvo, tai ir biškiai, žinai, tai ir ant gatvės visi lietuviškai kalbėjo, žinai. Tai buvo kaip Lietuva, žinai. Ir jūs iš karto prisijungėte prie Tėviškės parapijos? Nu, tai čia mes steigėm kunigas Trakis, irgi mūsų, mano močinos pusbrolis, jis buvo čia kunigas, vėliau vyskupas, pradėjo steigtis parapiją ir mes nuomavom vieną bažnyčią. Irgi čia sekmadieniais, pradėdami su keletą žmonių ant 19 gatvės. Atsirado čia 2 sinagogos Market Parke, tai viena buvo ant pardavimų ir mes apžiūrėjom, irgi mums tiko ir mes padarėm ją bažnyčią. Ir ten buvom daug metų. Visi smarkiai dirbo ir mes visi aukojom, kadangi buvo mokėti mortgage. Taip, reikėjo išmokėti paskolą. Paskolą reikėjo išmokėti, jo. Ir kiti, kur mokėjo dirbti su malka, tai jie altorą padarė ir labai gražiai padarė. Ta bažnyčia būdavo pilna, galim sakyti. Paskui ten sudovanojo, mums iš Evanston kažkokie ten parapijos suolus ir mes tikrai, žinai, smarkiai dirbom, žinai. Aš prisimenu, altorų tvarkiau, valėm ir tikrai buvo labai jauku. Viešpats Jėzus Kristus tą naktį, kurią buvo išduotas Vienas svarbiausių išeivijos istorinių vietų Čikagoje – lietuvių tautinės kapinės, kuriuose ilsisi daugelis išeivijos liuteronų ir reformatų, iškilių Lietuvos kultūros, meno, mokslo ir politikos asmenybių, žymių Mažosios Lietuvos veikėjų ir Tėviškės liuteronų parapijos narių. Ramūnas Buntinas, būdamas aktyvus išeivijos lietuvių organizacijų narys, ne vienerius metus buvo ir tautinių kapinių pirmininku, rūpinosi jų priežiūra. Jie yra visos organizacijos, kur įsteigė tautinės kapinės. Pirmosios kapinės, kurios buvo Čikagoje lietuviškos? Kazimieros. Kazimiero, taip, tai katalikiškos ten kapinės. Jo, ten visą laiką buvo katalikiškos. Taip. O paskui jau buvo šitos įsteigtos vėliau. Paskui įteigė, į Kazimieros kapinės, kas neėjo, žinai, į bažnyčią ar ką, tai jos tik už tvoros palaidojo. Ir tada paskui tos, kur už tvorą iškasė ir tada jie nupirko tą. Įsteigtos, aš matau, 1911 metų kovo 28. Ja. Čia yra visi direktoriai, kas priklauso. Ir jūs čia esat. Ramūnas Buntinas, taip. Arūnas, kur Arūnas yra? Arūnas po jumis iš karto. Tai čia jau jūsų sūnus yra. Jo, sūnus, jis yra pirmininkas. O ką žmonės galvojo? Kas bus toliau? Ką lietuviai čia galvojo? Aš nežinau, visi galvoja, kad bus laisva, žinai, ir galėsi grįžti, žinai, ir paskui. Mūsų ir norėjo į Kaliforniją siūsti, tai mes sakom, mama ir sako, kaip mes grįšim, žinai, iš tenais, iš Kalifornijos, kaip taip toli grįžti. Kaip jau buvo Chruščiovo laikose, taip jau, tai buvo aišku, kad tai senesni žmonės dar tikėjo, bet aš manau, mes jau žinojom, kad jau mes amerikonai esam. Laukim, žinai, kad nebuvo, paskui pripratom, žinai, ir paskui, o kaip jau galėjom važiuoti, jau nieks nebavažiavo, žinai, jau vaikai čia jau gimė, jau žinai, turėjo, namus turėjo, ką įsigiję, žinai.
Jungtinėse Amerikos valstijose susitelkusi gausi Mažosios Lietuvos lietuvininkų bendruomenė pradėjo burtis į visuomenines, kultūrinės ir politinės organizacijas. 1951 metais įkurta Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, kuri rūpinosi savo krašto kultūros, paveldo, tradicijų išsaugojimu, literatūros leidybą, rėmė lietuvybės išsaugojimo programas. Šios draugijos veikloje aktyviai dalyvavo visa Buntinų šeima. 1953-aisiais Kanadoje įkurtas Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis, siekęs Mažosios Lietuvos išlaisvinimo iš sovietų okupacijos. Netrukus šis sąjūdis, kurio veikloje dalyvavo Ramūnas ir Martynas Buntinai bei kiti Šiaurės Amerikoje gyvenę Mažosios Lietuvos lietuviai, įsijungė į VLIKO, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veiklą. Buntinai dalyvauja ir 1985 metais įkurto Mažosios Lietuvos fondo, kuris rūpinosi Mažosios Lietuvos enciklopedijos ir kitų svarbių leidinių leidybą veikloje. Mūsų draugija Mažos Lietuvos nebuvo politinė, žinai, bet kad norėjo į VLIKų įeiti, į VLIKų, tai mes tą padarė, žinai, rezistencijos sąjūdžio. Tai aš ją priklausau rezistencijos sąjūdžio, žinai, buvo. Ir kongresą rašė, žinai, kad Rytprūsis atiduota Lietuvai, žinai, nieks nepasikeitė, žinai. Ir čia yra daug liuteronų ir klaipėdiškių. Yra kurie Augustaitis. Augustaitis. Ja, Augustaitis. Jis priklausė ir tėvas parapija ir Mažlietuvų draugija, žinai, jis buvo. Taip. Ja. Trumptionas. Ja. Taip. Buvo irgi jūsų organizacija. Tai tėvas, o sūnus yra tenais palaidotas. Taip. Ja. Tai jie irgi iš Klaipėdos krašto buvo, taip? Jo. Čia yra Lilės tėvai, mano žmonos tėvai yra. Purvinas. Jo, Purvinas yra, jo. Naujokas va yra tiesiai, matos. Laisvėnas va štai yra. Martyno žmona ir Laisvinaitė. Aha. Tai jos tėvai. Pažiba mūsų parapijos buvo choras. Mes turėjome, Lacitį, Martyną Lacitį, kuris buvo, mūsų giminė. Taip pat. Ir tai jis įkūrė chorą, žinai, dar anksčiau prieš Market Parką. Mes turėjome kompozitorių Vladą Jakubėną, kuris parašė mums ir akomponavo, transponavo, žinai, giesmes. Ir mes tikrai buvome tokie pažiba. Koncertas būdavo vieną kartą į metus. Tada visas Market Parkas ateidavo klausytis mūsų choro. Tai čia būdavo giesmių šventė. Žmonės ant laiptų, žinai, sėdėjo, pilna bažnyčia. O moterų draugija ruošdavo, vaišes po to. Tai būdavo didelė šventė, kai būdavo giesmė, mes vadindavom giesmų vakaras. Ir aš žinau, kad kitos bažnyčios, katalikų bažnyčios, jie teiravosi, sako, ką jūs darote? Sako, kodėl tiek žmonių sueina ir į chorą? O kaip yra tūkstančiais lietuvių, katalikų bažnyčiai. O choras, gal tik tai 15 žmonių, o pas mus 80 su viršum. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos santykių atšilimo laikotarpiu, kurį žymi garsusis Nikitos Chruščiovo vizitas Amerikoje, atsivėrė langas geležinės uždangos atskirtų šeimų susijungimui. Beje, šį langą atvėrė lietuviai, pirmieji susirūpinę okupuotoje tėvynėje likusių savo artimųjų susigrąžinimu.
Nuo 1958 per maždaug 8 metus iš Sovietų Sąjungos į Ameriką buvo leista išvykti daugiau nei 1000 žmonių. Tarp jų buvo ir Buntinų šeimos tėvas, bitininkas Vilius Buntinas. Jis grįžo atgal į Klaipėdos kraštą. Ir ten, reiškia, jo likimas, kaip rusai užvedė kokius kolchodus ir ką, sako, jau rusai valdo. Ir tai sako, jie norėtų bitininkystę. Tai kažkas prisiminė, sako, sako, čia yra Vilius, sene, jis yra bitininkas, sene. Jis gavo bitininkystę, jis, reiškia, ir tada jis turėjo mokinių, ten, kur, reiškia, jis dėstė, reiškia, apie bitės, tai daug kas sakydavo, sako, bitės išgelbėjo, jie neišvežė į Sibirą ar kur nors. Kadangi buvo tas laikas, kur buvo biškai Šiltesnis laikas Amerika su Tarybos sąjunga. Tai mes prašymą davom, kad jis galėtų atvažiuoti. Ir jis kaip tik pateko 65 metų, aš galvoju, tai pensijos laiką. Ir staiga gaunam telegramą, kad mūsų tėvelis jau nuo Maskvos jau lėktuvė į O'Hare aerodromą. Kaip aerodromą atėjau pasiimti jo, žinai, atsimenu, čia tėvelis tas pats jau. Tai šitaip po 18 metų mes susitikom su tėveliu. Ir jis, vienu žodžiu, reiškia, įėjo į namą, kur mes gyvenam, ir be jokio labas ar ką nors, tai jis tik taip atsisuko, sako, kur saulė teka? Tai aš atsimenu, aš buvau 21-22 metų, kaip aš jį vėl sutikau. Ir jis, kaip svetimas žmogus man buvo. Čia jūsų šeimos yra visos, taip? Jo, šitas Labutytės. Labutytės čia yra? Jo, šitas, jo. Oho, o jūs pažinojot Ievą Labutytę? Jo, buvo atvažiavus čia. Buvo atvažiavus čia su paroda? Jo, čia mama Trūda Vilius. Čia tėveliai ir jūsų brolis Gervydas, taip? Jo, kita pusė. Dar vienas dar nėra. Dar nėra čia? Ne. Aha, bet čia jau bus jūsų vieta. Jo. Čia iš Vidūno, amžius po amžių. Amžius po amžius lenka ir gaišta, kol praeitį nepranyksta. Tai Vidūnas buvo mano tėvo kaip draugas. Ne? O jūs prisimenat jį? Jo. Dabar mano tėvelio prosidėvelis, Martinas, ir tas keliavo visur aplinko. Jis buvo pasidarė draugas su Zauerweinu. Ar nebuvo didelis dvaras, jis nebuvo žinotas, jis buvo vaigungis, o jis visur keliavo, po visą pasaulį, ne Europai. Ir tada jis susipažino su tai abudavas kartu važiavo visur. Su Zauerweinu. Su Zauerweinu, o kaip įdomu. Matai. O jūs čia giedat lietuviais esame mes gimę? Lietuvininkais esame mes gimę? Jo. Tai mūsų himna. Himnas. Maž lietuvių himna. O ponia Aldona, kaip jūsų pačios gyvenimas čia Amerikoje susiklostė? Sunkus. Mūsų mama pradėjo sirgti. Mes ją globojom 22 metus. Ją reikėjo per tūbą maitinti. Gerai, kad tėvelis buvo jau čia. Tai jis labai, visi dalinomės, kiek galinti. Bažnyčioje tada aš biuletenį leidau namuose rūpesčių. Kartais aš tik tai 45 minutės miegodavau naktį. Aš viską tą padariau. Ir
aš turėjau balsą, nes aš čia Čikago, čia konservatoriją lankiau. Čikago mes turėjom operos chorą. Aš dalyvavau operos chorą, aš turėjau net ir solo. Aš bažnyčioje, žinai, reiškia, labai daug solo giedojo. Aš buvau taip, žiūrėk, apylinkis solistas. Bet tai nebuvo jūsų darbas, tai nebuvo jūsų profesija, tai buvo Ne, tiesiog... čia buvo mano, kaip sakyti, reiškia, angliškai sako, to keep sane, nes mano gyvenimas tikrai, žinai, buvo nelengvas. Amžius po amžių, reiškia, slenka ir kaišta, kol praeitį nepranyksta. Ištisus dešimtmečius visi Buntinų šeimos nariai aktyviai dalyvavo išeivijos lietuvių tėviškės parapijos ir Mažosios Lietuvos organizacijų veikloje. Aldona Buntinaitė, nuostabus tėviškės parapijos choro, Čikagos operos ir visos išeivijos bendruomenės balsas, mecosopranas, visą gyvenimą paskyrė giesmiai, muzikai, dėstė sekmadieninėje mokykloje, organizavo įvairius kultūros renginius, Lietuvos menininkų parodas, rūpinosi literatūros leidybą. Ramūnas Buntinas, sėkmingai dirbęs vadybinį darbą Ford, Royal Crown Cola ir kitose korporacijose, visą gyvenimą paskyrė įvairių išeivijos lietuvių organizacijų veiklai. Martynas Buntinas, pasiekęs aukštumų matematikos mokslų srityje, 10 mokslinių straipsnių autorius, atlikęs reikšmingų darbų mokslo srityje, gerbiamas tarptautinės mokslo bendruomenės narys, taip pat visą gyvenimą liko ištikimas Mažosios Lietuvos ir išeivijos liuteronų reikalams. Meilę Lietuvai Ramūnas ir Martynas perdavė ir savo vaikams, kurie tęsia tėvų pradėtus darbus. Ar jūs tapot savi čia Amerikoje? Pritapot čia? Jo, reikėjo. Reikėjo. Jo. Bet jūsų bendravimo ratas vis tiek turbūt buvo daugiau su lietuviais. Su lietuviais. Su amerikonais pardau. Ar jūs kada nors galvodavot, koks būtų jūsų gyvenimas, jeigu jūs būtumėt likęs Klaipėdoje? Aš manau, tai būtų turbūt. Gal aš būčiau tą ūkį perėmęs, ar ką, nežinau, tą dvarą. Buvo dvaras, nebuvo ūkis, tai buvo didelis dvaras, apie 800 hektarų, žinai, tai. Oho. Didelis. Tai čia jūsų tėveliui priklausė tiek žemės? Tėveliui atėjau, jau tas priklausė 500 metų jau Buntinam šią, tą patį vietą. Ar jūs nuvažiavote į tėvelių, į savo namus, į tą vietą, į Klaipėdą? Taip, ja, bet jau ten akmuo ant akmens nebuvo. Ir aišku, tas viskas buvo labai, labai skaudu man. Ja. Ja. Nu jau nėra, viskas nugrauta buvo, žinai. Jie tą gelžinkelį pastatė ir tą upių, žinai, smeltelę, žinai, tai kai jie tą gelžinkelį padarė, žinai, tai ištiesė, žinai, jis taip vengiotai ėjo, žinai, tai grovę padarė, žinai, tai žiūrim, žinai, sakau, kur ta upė yra, tokia grovės yra, žinai. Kaip nuvažiavau, žinai, labai liūdnai buvo, žinai, nenorėjau visai nueiti, pažiūrėti, žinai. O jūs gal pagalvojate apie Lietuvą, prisimenat vaikystės laikus? Tikriausiai nepraeina diena, kad nepagalvočiau. Kur jūsų namai? Lietuva ar Amerika jūsų namai? Galim sakyti, visur. Ir čia, ir čia. Bet namai, žinai, tikrai dabar tai yra Lietuva, yra vaikystė. Tikrai vaikystė. Oh
nušalin, o nutilk.